Pajamos. Taigi, jūsų produktas ar paslauga jau paruošti. Dabar kyla svarbus klausimas – kaip uždirbti pinigų? Kitaip tariant, koks yra jūsų pajamų modelis ir kiek turėtumėte prašyti už savo produktą ar paslaugą. Pradėkime nuo pardavimų modelio. Ar pasirinksite fiksuotas kainas, pavyzdžiui, 2 eurus už ledų porciją, ar valandinį tarifą, kai bendra kaina priklauso nuo dirbtų valandų skaičiaus, kaip siuvėjas, kuris ima 20 eurų už valandą. O galbūt linkstate prie prenumerata ar reklama pagrįsto modelio, kaip Netflix, skaitmeninės programėlės su pirkimų programoje funkcija ar net mikromokėjimų virtualia valiuta. Atminkite, kad nebūtina rinktis tik vieną metodą. Galite derinti modelius, kad jie geriausiai tiktų jūsų produktui ar paslaugai. Dabar apie kainodarą. Tai dažnai yra sudėtingiau nei atrodo. Praktiškas pradžios taškas – apskaičiuoti prekės gamybos sąnaudas, tada šį skaičių padauginti iš 2 ar 3, kad gautumėte galutinę kainą. Bet tuo neapsiribokite. Taip pat reikėtų patikrinti konkurentus, kiek jie prašo už savo prekes ar paslaugas. Ar jūsų potencialūs klientai yra pasirengę mokėti panašią sumą? Šią informaciją galite surinkti per interviu ar netgi bandomasias prekybas, kad gautumėte realių atsiliepimų. Galų gale, spręsdami, kaip nustatyti savo produkto ar paslaugos kainą, turite rasti optimalų balansą tarp pelningumo ir klientų pasirengimo mokėti. Taigi, išnagrinėkite įvairius pardavimo modelius, atlikite tyrimus ir patikrinkite savo prielaidas. Kai nuspręsite kaip ir už kiek, užsitikrinsite stabilias pajamas ir klestinti verslą.